Sveiki visi, esame PineCon ir kalbame su Egle ir Jonu, kurie yra baltų žemės stalo žaidimų kūrėjai. Ir pirmasis pristatymas ką tik baigėsi ir kokie įspūdžiai, kaip žaidėjams patiko. Kiek teko šnekėti, tai kiek teko pastebėti galbūt labiau, kad pradžiai sudėtinga, kaip ir tikėtasi, bet greitai įsikerta žaidėjai, užtenka vieno raundo, kad suprasti esminės taisyklės ir azartas pagauna iki pat galo žaidimo. Aišku, užtruko truputėlį ilgiau, bet tas normalu žaidžiant pirmą kartą. Man visą laiką norėsiu paklausti daugybės klausimų, bet pirmas iš jų, kaip gimė ta idėja sukurti stalo žaidimą. Nes pavyzdžiui, aš irgi turiu tą idėją ir jinai šovė man vieną dieną, galėčiau papasakoti jau kitame interviu, tačiau kaip tai atsitiko jums? Ta diena, tas momentas ir kam čia iš tikrųjų iš jūsų tai kilo? Taip kilo šitą idėją Teofiliui, ketvirtajam mūsų grupės nariui, šiandien mes čia dviese. Jisai studijavo taikomą istoriją edukologiniam universitete ir tai buvo kaip metodas išspręsti problemą istorijos pateikimo. Žinome, kad mokyklose istorija pateikiama dažnai nėra labai įdomiai ir pamąstymas buvo tame, kad gal per stalo žaidimo interaktyvę prizmę pateikimas tas būtų daug malonesnis mokymas. Tai pirmąjį žaidimą, kurį darėm, jisai buvo irgi istorinis edukacinis, pavadinimu Laisvės keliu. Jisai buvo mūsų kaip pradžia kūrybos ir tas panerimas į istorijos mokymą per stalo žaidimą. Ir žodžiu, ta idėja kilo būtent dėl to, kad žmogus buvo susijęs su istorija. Ar jūs patys esat kažkiek su baltų mitologija, kultūra susiję iš esmės, ar juos, aišku, dabar jau esat susiję bet kokiu atveju per šitą žaidimą, bet ar tas santykis buvo anksčiau kažkoks gilesnis? Aš manau, kad mes visuomet buvom entuziastai šitos temos ir gal ir patriotinis kažkoks pojūtis padeda. Yra visi momentai, visą laiką dažniausiai įvairius projektai ir kai ieškai kažką gal iš praeities, tiesiog ir baltų, mitologija, tikrai visą laiką traukia ir yra malonė. Net nežinau dėl ko. Kitas variantas, tai visuomet ieškai savęs ir galbūt per tą lietuvišką identiteto prizmę mes norėsime save. Norėčiau dar paklausti, jūs aišku perėjote per tą visą sudėtingą, sunkų procesą, visas tas kančias, kaip minėjote pristatymę, net norėjote viską mesti. Dabar kitam stalo žaidimų kūrėjui, kuris galbūt mūsų klausosi, galbūt ne visus dalykus, bet kokius, jeigu taip išeitų, 3 dalykus, kurių nereikėtų daryti. Arba tokius 3 patarimus gerus, kertinius. Arba bent jau vieną tokį esminį. Esminis tai yra neapsisunkinti savo gyvenimą. Pradėti nuo mažų dalių, stengtis jas ištestuoti kiek įmanoma daugiau ir atrasti jų prasminius akcentus. Ir aišku, sugebėti skirti tam laiko. Išskirti kažkokią dalį, ar tai vakaras per savaitę, ar 2 vakarai per savaitę, bet labai metodiškai. Nedaryti taip, kad gal šią savaitę, ne, gal kitą. Nes po to nusistume labai viskas. Tarkim, žaidimo Dominion ir daugybė kitų žaidimų kūrimo istorija būna taip, kad tiesiog susėda žmonės su tušinukais ir popieriaus lapais ir pradeda rašyti, pradeda braižyti taisyklės, sąsajas. Ar pas jūs buvo panašiai, ar iš karto atsirado kažkokia vizualika? Ne, pas mus viskas prasidėjo nuo brainstormo mechanikų prasme, tai buvo susitikimas kavinėje, kai mes tiesiog sėdėjom ir užsirašinėjom, kas tai galėtų būti, tyrinėjom strateginio žaidimo versijas su daug figūrėlių, karių ir taip toliau. Tyrinėjom vaidmenų žaidimo versijas. Ta prasme, mes būtent, kaip tu ir sakai, prie popieriaus lapo su pieštuku ir tušinuku praleidom labai daug laiko. Ypatingai, kai tas jau kažkas buvo išsiaiškinti, reikėjo gilintis, tai daug labai knygučių suvartojom. Ar tas jausmas, koks jisai, kai jūs gaunate pirmąjį leidimą savo žaidimo? Tas jausmas yra labai malonus, nuostaba ir mūsų atveju netikėtumas, nes tai turėjo būti viena dėžutė išsiųsta paštu gamintojo mums, kad atvyktų anksčiau, bet gavęs pranešimą aš pasiruošiau, užsidėjau kuprinę, einu pasiimti vienos dėžutės, ateinu, ten yra paletė su labai daug vienetų, tai tas irgi prisidėjo. Aišku, mastelis stebina, pirmas atsidarimas yra stebuklas, tai įvairūs jausmai, bet labai malonus. Panašiai tikriausiai kaip išleisti pirmąją knygą, ne? Greičiausiai.
Aišku, žiūrėkit, ar turi planų siūsti žaidimą ne tik skleisti Lietuvos rinkoje, bet galbūt nusiųsti kokią demo versiją, kad ir Tomui Vaselio, ar kokiam kitam stalo žaidimų apžvalgininkai? Taip, tai mes turim tokią idėją. Kaip ir mūsų pirminis tikslas yra ne tik Lietuvos istorijos sklaida Lietuvoje, bet ir į užsienį, ES terpėj. Norėtųsi, kad žmonės užsienyje žinotų daugiau apie Lietuvą, negu tik, kad tai yra krepšinis ir negu tik, kad tai yra, nežinau, labai nedaug faktų užsieniečiai žino, bet taip pat studijavęs Anglijoje puikiai galiu paliudyti, kad mažai kas supranta, kas tai yra. Ir vienas iš tikslų yra paleisti žaidimą Europos rinkoje anglų kalba ir labai mielai nusiųstume užsienio apžvalgininkams, bet tam reikia būtinai pasiruošti, surinkti lėšas ir atspausdinti bent jau anglišką vieną variantą. Kiek šitame žaidime, žinau, kad šiek tiek, man atrodo, yra kiek fantasy elementų, ne? Kaip jums sugebėjote tą visą fantasy motyvą įnešti į baltų mitologiją, baltų kultūrą? Kaip jūs suderinote šitos du dalykus, ar mes čia stovime kažkur toli nuo viso to? Žinot, elfai, magija, žaibai. Sunku yra tau pasakyti procentaliai, kiek tame yra fantastikos, nes savo žaidime mes stengiamės apjungti istoriją, mitologiją ir fantastiką. Mitologija nuo fantastikos labai nedaug kuo skiriasi tik. Galbūt apie mitologiją mes žinome iš praeities, o fantastika tai kas yra kuriama čia ir dabar. Tai galbūt kokių 15%, 10% vizualikos yra fantastinės, labai nedaug. Stengiamės tą naudoti kaip prieskonius, o ne kaip esminį elementą. Kaip pavyzdį mes turime Perkūno dukrą, kuri yra visiškai fiktyvus herojus, jinai turi magiškų galių. Yra toks personažas Miškinis, kuris ten yra miškų gyventojas ir sugeba dalykų, kurių šiaip normalus žmogus negebėtų. Tai yra lenktyniauti su miškomis, bet tai yra mūsų fantazijos toksai vaisius. Bet stengiamės naudoti kuo daugiau istoriškai atitinkančių vaizdų ir perpinti tą organiškai tarpusavį. Taip, tai kurgi galima įsigyti šitą žaidimą žmogui, kuris peržiūrės šitą interviu? Gerai, šiuo metu žaidimą galima įsigyti parašys mums per Facebooką, asmeninę žinutę į Baltų žemės puslapį. Taip pat vėliau jisai turėtų atsirasti Vilniuje parduotuvėje Ragainė, kuri priklauso Juodaragio organizatoriams. Ir galbūt atsiras Homeshop'e ir Vikio parduotuvėje. Tai kągi, dėkui Jums, čia buvo PineConas, aš esu Juozas iš Boardpunk stalo žaidimų klubo, čia yra Jonas ir Eglė, Baltų žemės stalo žaidimo puikaus ir gražaus kūrėjai ir aš tikrai nekantrauju išbandyti. Ačiū Jums. Dėkui.